vie d'amour que l'on s'était juré et que le temps O jis norėjo būti boksininku, lankyti treniruotės, nuotraukos su Tysonu. O jis tiesiog norėjo ginti draugus, lankyti treniruotės, siekti barų sporto. O jis norėjo būti boksininku, lankyti treniruotės, nuotraukos su Tysonu. O jis tiesiog norėjo ginti draugus, lankyti treniruotės, siekti barų sporto. 12 metų jaunuolis, kūdas, beveik besvorės, stilus vaikas, daug išmokti norintis. Kovos klipai, smūgiai, favoritai, užkabino vaiką tėvams nematytai dar. Pirma kova prasidėjo mokyklai pasi, tada kai Patrikas pjaudė ir tyčiojosi. Jis neištvėrė, girdi, gaidi, smūgis kairė, smūgis dešinė, klasė tyliai. Išsigando visi vaikinų smūgių, Patrikas visų ūgių krito ant stalų kūgių. O kitą dieną byla, policija, moralinė žala, finansai už gydymą. Jau nuo tada jis tapo didis klasės lyderis, visos mergaitės jo, jis tapo didelis. Jau nuo tada jis Rusiją turėjo savo ringą, ant sienos nuotraukos Ali, nes jam patinka. O jis norėjo būti boksininku, lankyti treniruotės, nuotraukos su Tysonu. O jis tiesiog norėjo ginti draugus, lankyti treniruotės, siekti barų sporto. O jis norėjo būti boksininku, lankyti treniruotės, nuotraukos su Tysonu. O jis tiesiog norėjo ginti draugus, lankyti treniruotės, siekti barų sporto. Biški paaugė, subūrė savo sektorių, treneriai pasamdė, paskyrė savo tėvui. Čempionatai, rėmėjai, naftos magnatai, titulas karys daro iki galo tai. 7 medaliai, visi aukso finale. Jau nuo tada žinojo jis pasaulį savo kelią. Gyveno kaip gali panelė po panelės. Pamėgo šokti, pamėgo naktį, o jam gerti negalima. Štai ir konfliktas, bokseris piktas, smūgės po smūgio griūna visi ir viską. Štai ir tie šūviai, dramatiška istorija yra. O jis norėjo būti, bet jo nebėra. O jis norėjo būti boksininku, lankyti treniruotės, nebus foto su Tysonu. O jis tiesiog norėjo būti draugu, lankyti treniruotės, nėra daugiau boksininkų.